Darbas su samata. Samata atidaroma per kontekstinį meniu atidaryti arba tiesiog 2 kartus bakstelėjus ties norimas samata sąrašuose. Atidaryta samata panaši į Excelio langą. Viršuje yra Kaspino valdymo elementas. Čia mes matome lentelę, formulės juostą ir lankiklius. Kaspino juosta leidžia patogiai pasiekti įvairias darbo su samata priemonės. Pagrindinėme lapelyje sudėti dažniausiai naudojami dalykai. Kaip išsaugoti kaip, čia bus reikalinga samatos eksportai į kitus formatus, įkainio resursų įterpimui, įkainio resurso paieškai bazėje iš karto iš čia, skyriaus poskyrio pastabos įterpimui, pasirinkto elemento ištrinimui, pasirinkto įkainio ar resursų įterpimui į firminę bazę, paieškai samatoje, ir be abejo atgal pirmin, vadinamieji landų ledų. Išrankos lapelyje pasiekiamos priemonės įvairių medžiagų, mechanizmų ar darbo jėgos ar įrengimų poreikio žiniaraščiams kurti bei kompleksiniam resursų redagavimui. Apie tai šiek tiek vėliau. Lapelyje skyriai poskyriai galima apimti pasirinktus įkainius skyrium arba jeigu tai yra jau jie skyriuje poskyriu, atitinkamai pasirinktus skyrius galima apjungti esamą skyrių, išskaidyti į 2, atitinkamai pašalinti skyrių. Kaip žinia, CS3 programoje skyriai nėra būtini. Jie yra patogus, juos mes labai rekomenduojam naudoti, tačiau jei samata ypač nėra didelė, skyrius nėra būtinas. Skyriai taip pat gali būti parametrizuoti, parametrus galima šiuo mygtuku nuimti, apie tai šiek tiek vėliau. Lapelėje koeficientai. Pažiūrėsime, čia šitoje samatoje yra kažkokie koeficientai, matau, kad ne, pridėsim. Šitame lapelėje galime priskirti norimai samatos pozicijai koeficientus. Pavyzdžiui, 2 kartus padidinam darbo jėgos sąnaudas. Spaudžiame pasirinktiem įkainiam, tarkim šitai tik tai pozicijai, galima visam skyriui arba visai sąmatai. Ir mes matome, kad prie įkainio kodo šiuo atveju atsirado įrašas, kad K1 lygu 2 ir atitinkamai šita norma yra padvigubėjusi. Kainų lygiai valiuta. Šiame lapelyje mes galime perskaičiuoti esamą sąmatą vienu iš galimų kainų lygių, tarkim naujausio 14 metų kovo lygio kainomis. Yra 2 opcijos. Galime neperskaičiuoti redaguotų, tai yra tai, ką mes ranka įvedam kažkokią tai kainą, jinai tokia ir lieka, nesvarbu, kad kodas nepakeistas, pavadinimas, tai tiesiog yra mūsų įvesta kaina, mes jas nekeičiame. Jeigu varnelės čia nebus, jinai bus perskaičiuota pagal normatyvą. Kaina su transportu tiesiog nurodo medžiagos, kaip skaičiuojamas ar Franko statybos aikštelės kaina, ar be transportavimo. Šiame lapelėje taip pat yra galimybė nustatyti esamai sąmatą, atitinkamai ir perskaičiuoti kažkokią tai kitą valiutą pagal nustatytą kursą. Pavyzdžiui, eurų. Štai pas mus samata jau yra eurais. Samata tokia ir bus iki jos gyvavimo pabaigos, tai yra ir įterpimas, ir spausdinimai, ir visa kita bus eurais. Lapelėje apipavidalinimas be abejo yra visos samatos apipavidalinimo priemonės. Šriftai, spalvos, pasvirimas, kopijavimas, ląstelių, tekstų ląstelėse, lygiavimas, rėmeliai, skaičių formatai, atitinkami pačios eilutės stulpeliai, apie tai vėlgi šiek tiek vėliau, nes tai pakankamai platis sritis, su daugybė galimybių. Skaičiavimai leidžia pasirinkti, atitinkamai perskaičiuoti esamą sąmatą, pagal tam tikrą metodiką. Standartinė, fiksuotos kainos ir taip toliau, jų gali būti ir daugiau. Apie tai labai detaliai bus pakalbėta atskiroj paskaitoj. Spausdinimas lapelyje. Galima iš karto spausdinti vieną iš
sąraše esamų formų. Formas gali vartotojas susikurti ir savo, jų kiekis neribojamas. Tai daroma per derinti formas. Įrengimų sąmata bei įrengimų ar norminė su skirtumais. Tai irgi priemonės tiesiog išvestiniam sąmatom padaryti, apie tai vėliau. Lapelėje vaizdas. Mes galime koreguoti lango vaizdą, mastelį. Tarkim, galim sumažinti mastelį, padidinti mastelį. Priklausomai nuo to, kaip jums reikia. Grupavimas. Įjungus šią opciją, mes standartiniam Exceliniam priemonėm galim susiaurinti savo rodomos informacijos kiekį, tiesiog darbo patogumą, tarkim, nenorim matyti resursų, mes jas suskleidžiam, norim matyti viską tik skyrių lygmenį, štai prašom, vieną mygtuką paspaudimą mes tai padarėm. Spaudusim 4 lygį, mes matome viską. Pats dokumentas yra Excelinės lentelės formoje. Tai, ką mes čia matome, tai yra pati paprasčiausia Excelinė lentelė. Su formulėm, tokiom pačiom, kaip kad yra Excel'e, skaičių formatais ir visais kitais mechanizmais, kuriuos jūs galite surasti Excel'e. Atitinkamai ir pats darbas su šia lentele yra analogiškas tam, kurį jūs naudotume dirbant Excel'e. Tai yra stulpelių pločiai keičiami, eilučių aukščiai keičiami, viskas redaguojama tiesiai patsėlėse, jokių papildomų paslėptų mechanizmų čia nėra. Visi skaičiai, kainos, kiekiai, tekstai keičiami absoliučiai laisvai. Iki pat paskutinės sumos viską skaičiuoja vidinis sąmatos, bet kokio dokumento varikliukas, tai yra SES3 programa, pati sąmatos neskaičiuoja, tai daro vidinis varikliukas. Sąmatos dydis SES3 programoje visiškai nėra ribojamas. Tai gali būti ir 10 pozicijų, ir 10 000 pozicijų. Nuo to sparta darbo absoliučiai nenukenčia.